Jeigu technika nemeluoja, tai mes jau laive. Galim, Jurga, pradėti. Super, tai labas vakaras visom. Šiandien paliesime mokesčių ir finansų ir buhalterijos temą, kuri atrodo gal truputėlį nuobodi, bet pašnekėjus su mūsų pašnekom pamatysite, kad jinai yra iš tikrųjų labai vertinga ir smagi. Ir tikrai svarbu žinoti tos dalykus tam, kad apsaugotumėm save nuo tam tikrų galbūt ir klaidų arba nesusipratimų, kurie gali įvykti su finansais. Ir aš esu moterų kaučerė, Jurga Jotkazytė, mes su savo kolegė Violeta jums organizuojam šitą podcastą tam, kad galėtumėm padėti geriau kurti savo coachingo verslą. Tai paprašysiu mūsų pašnekovų prisistatyti, o paskui Violetos ir trumpai tada apie save. Gal nuo Elvyros pradėkim. Tai Elvyra, tada prašau pristatyti, kuo tu gali būti naudinga mūsų žiūrovams. Ir apskritai, kokie tavo titulai yra. Aš pasistengsiu trumpai. Esu versle visą gyvenimą, nesu dirbusi pagal darbo sutartį. Tai dalinuosi pirmiausia savo asmeninę patirtimi. Viešojo maitinimo verslas 25 metai ir statybų verslas 8 metai, taip kad yra tam tikrų patirčių ir dar netgi ne Lietuvoje. Šiaip pagal išsilavinimą buhalterė, turiu buhalterinės apskaitos diplomą ir konsultuoju smulkų į verslą mokesčių klausimais. Ir dar truputėlį palandžioju po asmeninės kišenės, po asmeninės piniginės. Manau, kad užteks. Tai aš kiek žinau, tu pati buhalterinių paslaugų neteiki, bet tu konsultuoji klientės ir klientus, kurie nori ką padaryti. Kurie nori pradėti verslą arba jau vykdo verslą ir galvoja, ar aš tinkamą veiklos formą esu pasirinkęs, gal man reikia keisti ir kokia tos kiekvienos veiklos formos mokestinė aplinka. Lyginame mokestinės aplinkas, lyginame socialinės garantijas ir žmogus pasirenka arba parenkame jam tinkamiausią formą. Pagal jo veiklos pobūdį, pagal jo planus, pagal svajonės. Tiesiog Pagal tikslus, ne? Pagal tikslus, žinoma, nes pažiūrim bent jau 5 žingsnius į priekį, ne taip, kad žinot, šiandien pas mane yra taip ir bus viskas gerai. Ne, galvojam truputėlį į priekį. Padėliojam. Tai tu gali padėti ir tikslus išsikelti žmonėm, finansinius, kurie pradeda veiklą. Ar ne? Ar čia jau labiau mes kartu išsikeliam. Mes kartu išsikeliam, nes kartais žmogus save stabdo. Labai trumpai pasakysiu, aš nenoriu tapti PVM mokėtoju ir jis iš karto savo verslui uždeda stogą. Aš daugiau 45 000 negaliu, nu kas dabar darosi? Taip, žinau šitą variantą. Tikrai. Tai čia jau ir psichologiniai dalykai šiek tiek yra paliečiami, bet įsitikinimai labiau, taip suprantu. Gali būti, bet dar yra ir tiesiog dalyjasi patirtimi, daliniesi savo patirtimi, kad būti PVM mokėtoju ir ten dar kažkokia, ne raketų mokslas, viską galima padaryti. Čia kaip tik, kaip čia pasakyti, žingsnis į kitą levelį. Žinoma, ir žinokit, jeigu sutinki žmogų po kokių metų, vėlgi, ar ne, o, kaip gerai, žinot, nieko čia nėra baisu, bet piniginė asmeninė, klausiu, pilnėja, viskas čia yra tvarkoje. Baimės buvo viduje kažkokios vidinės, ai, čia atrodo kažkas. Ok. Dar vienas klausimas, ar tu padedi, pavyzdžiui, žmonėm pildyti deklaracijas? Taip. Ok, nes čia vėlgi aktualus klausimas tiem, kas vykdo individualią veiklą ir panašiai. Gerai, ačiū labai. Sonata truputėlį iš kitos pusės mums padės pažvelgti į šios dienos klausimus, tai prašau prisistatyti irgi.
Aš Sonata Rudokienė, šiaip turiu įmonę, jau teikiančią buhalterinės paslaugas. Žinoma, pakonsultuojam ir individualiai, ir verslo pradžia, kada žmogui, kada lygiai taip pat kaip ir Elvyra sako, kai žmogus iš tikrųjų ateina ir nežino nuo ko pradėti, ar ne, kas irgi labai dažnai, kaip ir Jurga pati minėjai, kad žmonės galbūt prisijungia yra tik tai pradedantis, ar ne, tai kartais tas veiklos nepasirinkimas, ar ne, ir nežinojimas, nuo ko pradėti ir toksai pradeda tą atidėliojimo procesą tokį. Bet aš jau taip kaip čia prakalbam apie tą PVM, ar ne, visą kitą, tai aš jau tikrai gelbėjau už jūs tai padaryti ir kad jau jums ten neskaudėtų ir taip toliau. Aš esu dirbus samdomą darbą ir daug metų esu dirbus didelėje įmonėje ir keliose užsienio kompanijose, kur man ir biudžetais, ir finansai buvo mano srityje, ir samdomi darbuotojai. Žodžiu, tos patirties, bet šalia versle visada buvau, jau vien todėl, kad mes turim šeimos įmonę, statybų vėl verslas, tokia buvo netikėta, nes nežinojau, kad ir Elvyros kažkas su statybom susiję. Tai žodžiu, visada buvau šalia dviejų, sakykime, tokių galimybių ir potencialo, kokios galimybės yra, kada veikia žmonės Lietuvos įmonės, nes šeimos verslą turėjau ir lygiai grečiai visą laiką dirbau, sakykime, užsienio kompanijose. Visada teko stebėti, kokios yra galimybės, ir biudžeto sudarimo, ir mokestinė prasme, ir požiūrių į mokesčius, ir į augimą, ir į tuos įsitikinimus visus ir taip toliau. Žinoma, turiu aš ir ten buhalterio, nežinau, kiek čia dar apie save, bet turiu aš ir tuos buhalterio profesionalo vardą ir dalyvauju ruošiant kvalifikacinius egzaminus, kas liečia buhalteriam, dabar komisijoje dalyvauju. Tai tos, sakykime, kompetencijos, sakyčiau, turiu ir galėčiau tikrai padėti jau ir žmonėm, kurie auga ir turi ką tvarkyti ir turi tų pajamų ir sąnaudų ir daug galvos skausmų, tai aš juos stengiuosi nuimti, kiek tai yra mano srityje įmanoma. Bent nerimą tai tikrai. Žodžiu, tavo klientai jaučiasi ramiau, kai tu esi jų, kaip pasakyti, prižiūrėtojo skaičiukų ir mokesčių. Taip, ir aš kažkaip visą laiką sakau, kad, jeigu, kad nebijotų pakelt ragelio, reiškia, kad nėra kažkas blogai ar kažko trūksta, kad galbūt aš turiu ir kažką gero pasakyti, nes paprastai buhalteris, o Jėzus Marija, tai kas čia dabar vėl negerai. Kažkaip, kad galima kažką, kad ir turiu ką pasiūlyti ir žiūrėkit, pamatau, kad kažkas ne taip, ar gal galima kažkaip ne į tą pusę. Ir visada labai džiaugiuosi, kai žmonės pasitikė ir tarėsi, ir jeigu čia mes prakalbam apie tas veiklos ir ne kažkiek rūšis, kur galima metus laiko tik netvarkyti ir nežiūrėti, kaip vyksta verslas, tai labai džiaugiuosi, kai žmonės kreipiasi į mane, nesvarbu ar į konsultantą pradinėme etape, dar nepabaigę finansinių metų, kada jau viskas ir nieko pakeisti negali. Tai gal šiek tiek apie save. Ok, tai eigoje mes daugiau išsiaiškinsim ir apie jūs, ir apie veiklos formas įvairias. Ir Violeta, tavo žodis dabar. Kaip ir kiekvieną mūsų podcastą, iš tikrųjų, vis dar aš kaučingo specialistė, niekur nepabėgo kaučingas iš mano veiklos, bet šiandien kažkaip taip galvojau į tą pusę, kad kaučingą aš pasirinkau dėl to, kad man labai pačiai nepatiko, kai man kažkas aiškina, kaip gyventi. Labai norėjosi tuos savus atsakymus atrasti, savus sprendimus, nes gan anksti pastebėjau, kad iš tikrųjų mano sprendimai yra geriausi, bet besiruošiant šitai temai kažkaip pagalvojau, kad su mokesčių inspekcija tai nepajokausi. Jau ten gali savo nuomonę turėti kokią nori, bet vis tiek darysi taip, kaip reikia. Ir ten jau niekas galvos nepaglostys ir nepaguos, jeigu namų darbų nepasidarai. Tai čia toksai, gal irgi toks psichologinis įsitikinimas, ta mokesčių inspekcija ir tie buhalteriai, jie tokie, man atrodo, tokia atskira respublika, tokie neliečiami, jie tiek daug žino ir tiek daug gali. Tai dėl to taip kažkaip tas sritis tokia, okei,
kimbam į coachingą, darom verslą, ką tik nori, bet jau kaip su skaičiukais reikia dirbti. Tai jau tada galvą nuleidi ir eini pas buhalterį, kuris žino geriau. Taip, ir darai taip, kaip tau sako, ne? Gerai, tai pereisim prie klausimų ir paprašysiu trumpai pavardinti, kokios yra tos veiklos formos, iš kurių mes galim rinktis ir kokie jų galbūt esminiai skirtumai. Ne viskas, kuo jos skiriasi viena nuo kitos, bet kažkokie vat esminiai punktai, kurie nubrėžia tą liniją, ne, tarp jų. Tai Elvyra, gal tavęs paprašysiu pradėti, o Sonata, jeigu matysi, kad turi kuo papildyti, tai kviesiu tada papildyti. Čia kalbama, žinoma, apie vieno žmogaus verslą, aš taip suprantu, ar ne? Tai aišku, pats paprasčiausias verslo liudijimas, aš nežinau, 103 kodų gal Sonata pasakys galima ar ne, ar gali coacheris veikti 103 kodų, bet ko gero gali, ar ne? Tai toks pats paprasčiausias ir jeigu dirba dar žmogus pagal darbo sutartį ir tikrai žino, kada jisai turės tos susitikimus, tai vienas iš paprasčiausių ir tada tokiu atveju galimai pigiausių. Toliau gali būti individuali Aš veikla. atsiprašau, noriu pasitikslinti, nes čia jau prasideda tai, ką mums reikia pavirškinti ir suprasti, kas pasakyta. Tai žodžiu, jeigu žmogus yra vienas, ir tai yra jo papildomas darbas. Jis, pavyzdžiui, dirba dar pagal darbo sutartį, jis samdomam darbe, tai jam yra visai gerai pasidomėti, galbūt ir su buhalteriu, arba paskambinti pačiam į mokesčių inspekciją, ar kažkaip pasiaiškinti, ar jam tinka verslo liudijimas. Tai dabar, jeigu mes paimsim tą verslo liudijimą trumpai 1-2 sakiniais, kas tai yra? Verslo liudijimas yra išsiperkamas mažiausiai 5 dienoms paslaugoms. Tai vadinasi, jeigu aš žinau, dabar aš kalbu kaip coacheris, jeigu aš žinau, kad aš 5 dienas į priekį turėsiu susitikimus, išsiperku toms 5 dienoms, sumoku fiksuotą gyventojų pajamų mokestį. Ir jeigu tai yra pati pirmoji savarankiška veikla, už tas dienas 5 beliks susimokėti tik tai privalomąjį sveikatos draudimą nuo minimalios algos 6,98%. 12 mėnesių sodrai valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės. Tai toks labai pigus, aiškus variantas, kai nieko labai daug nereikia. Ta prasme, nereikia sugaišti laiko nei jokiems ypatingiams žurnalų pildymams, nors įpildyti reikia pajamų išlaidų žurnalą, bet jisai labai primityvus. Ir galima... Gerai, atsiprašau. Dabar trumpai dar verti. Aš vis įsiterpinėsiu, nes jum viskas aišku, ne? Jum net neaišku, kas mum neaišku gali būti. Tai dėl to aš ir įsiterpinėju, kad tam, kam niekas neaišku arba mažai kas aišku, kad būtų aiškiau. Tai pirmas dalykas, pirma veiklos arba individualios arba veiklos su verslo liudijimu pirmus metus, pirmus 12 mėnesių yra taikoma lengvata. Taip, ir dėl to nereikia mokėti. Ko nereikia mokėti? Tai dabar žiūrėkit, tikslinu. Jeigu verslo liudijimas, tai nereikia mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų, jeigu prieš tai 10 bent metų nebuvo vykdyta jokia savarankiška veikla. Tai čia kalbėjau apie verslo liudijimą, kuris yra pats primityviausias, bet jis nebūtinai bus pigiausias. Antras būtų individuali veikla pagal pažymą. Aš tai žiūriu į Sonatą, ar jinai daro taip, ar jinai daro taip. Aš tik vieną mažą labai interpėlę, kadangi visai nesenai turėjau situaciją su psichologais, ar ne? Psichologų teikiama konsultacija. Suprantu, kad coachingas ir psichologija, jau čia vėl ne mūsų dabar sritis, bet mane jų patais skiriasi, bet kada mes kalbam apie tą kodą, tai aš tik tai tikrai, manau, neverta gilintis, bet
detalizuoti, bet atkreipti reikėtų dėmesį, ar tikrai gali jau čia iš kitos pusės užsiimti tą veiklą, nes aš žinau, kad buvo su psichologais problemos, kad čia kiti jau ne mokesčių inspekcija, bet kitos institucijos, akreditacijos ten tarnybos ir taip toliau jau įsivelia į tuos dalykus, ar galima tikrai va tą pasitikslinti. Mes šiandienai, ko gero, nei Elvyra, nei aš neatsakysim, ar tikrai nes reiktų atsiversti ir pasiteirauti, nes ne mokesčių inspekcijos čia bėda. Klausimas. Pagal mokesčių inspekciją tinka tas kodas, aš taip suprantu. Taip, jeigu tinka pagal kitus, tada taip. Aš atsiprašau, kad pertraukiau. Ir dar gerai. vieną turiu klausimą apie tai, ar šitą verslo liudijimą reiktų išsipirkti tom dienom, kada yra konsultacijos, ar tom dienom, kada vykdomas apmokėjimas. Nes gali būti taip, kad, pavyzdžiui, aš gavau, tarkim, pajamas, man sumokėjo iš anksto už sesiją. Ne, pavyzdžiui, pas mane konsultacija bus antradienį, kaip pavyzdys, o man apmokėjo pirmadienį. Tai dabar man tik tai antradienį pirktis tą verslo liudijimą ar ir pirmadienį? Kai realiai vykdoma veikla, nepriklausomai Būtent nuo tai dienai. apmokėjimo. Jeigu buvo Okay. išankstinis apmokėjimas, tai buvo reikalinga išrašyti sąskaitą faktūrą. O šiaip tai tas kažkoks ten kvitas yra forma 508 ar kažkokia, neprisimenu mintinai. Tai ne, tai dienai, toms dienoms, kai realiai vykdoma veikla ir viskas. O apmokėjimas visiškai neturi nieko bendro. Tai jau dabar pereinant, dar baigiant tą mintį apie atostogas pirmų 12 mėnesių, su verslo liudijimu bet kokiu atveju privalomojo sveikatos draudimo įmokas už tas išpirktas dienas reiktų mokėti, net jeigu ir pirma veikla ir žmogus dirba pagal darbo sutartį arba turi mažamečių vaikų. O su individualia veikla pagal pažymą, jeigu vėlgi kartuoju, jeigu tai pati pirma savarankiška veikla, žmogus prieš tai jokios savarankiškos veiklos nevykdė, 12 mėnesių, jeigu jisai turi draustumą, jisai gali nemokėti nei PSD, nei VSD. Ir jeigu pajamos nebus didesnės negu 20 000 apmokestinamųjų pajamų, tai bendroje sumoje, jeigu žmogus jūsų atveju pasieks apie 28 000 eurų metinių pajamų, į jo sąskaitą įkris, jisai mokės tik 5 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Ir kodėl sakiau, kad verslo liudijimas nebūtinai pigiausia veiklos forma, galimai pagal savivaldybę, nes kiekviena savivaldybė nustato savo kainas verslo liudijimui. Galimai pagal savivaldybę, toje, sakykime, Palangoje brangus verslo liudijimai arba Vilniuje. Galimai individuali veikla pagal pažymą mokesčių prasme bus tam žmogui naudingesnė už verslo liudijimą. Okay. Tai žodžiu, pereinam dabar jau į antrą lygį, ne? Individuali veikla pagal pažymą. Tai čia gal tada jau Sonatos paklausiu, po to į kitą perėsim, vėl grįšiu prie tavęs. Gerai, kad būtų. Nes čia aš taip įsivaizduoju, iš tikrųjų, turbūt mums net ir su viena iš jūsų valandos neužtektų visą tą temą išsamiai, išnagrinėti. Tai pabandysim truputį paįvairinti, pašokinėti ir koncentruoti. Gerai, tai Sonata, trumpai tada, kas yra veikla, individuali veikla pagal pažymą ir kada tu rekomenduotum ją rinktis? Iš esmės, rinktis individualią veiklą pagal pažymą, tai galima ir iš karto, kaip ir Elvyra ir minėjo, praktiškai čia nėra taip, kad individuali veikla, mano galva, individuali veikla čia tarsi aukštesnis lygis negu verslo liudijimas, jeigu imti mokestinę prasme, čia dar labai taip priklauso, kaip ir minėjo Elvyra, nuo savivaldybės, nuo dienų skaičių ir taip toliau, nes kaip ten bebūtų, individuali veikla, jeigu pradėti nuo pradžių, tai yra tiesiog, tai yra, nėra juridinis asmuo, ar ne, tai žmogus pirmiausiai tai toksai dalykas ir labai paprastas įregistravimas, prisijungi prie VMI, įregistruoji, pasirenki kodą pagal VRK lentelę, kurią tau irgi išmeta ir įsiregistruoji ir turi tą tokį legalią veiklą, legalų numerį, pagal kurį gali
teikti tas paslaugas. Jau čia jau visiškai nebereikia skaičiuoti, kada teikiu, kada, žodžiu, tom dienom, šeštadienį, sekmadienį ar naktį, bet kuriuo momentu galiu teikti, reikės tik tai vesti, kada, sakykime, kiek uždirbi ir kiek bus tų pajamų. Jas, aišku, yra tam tikri žurnalai ir taip toliau. Ir pats būdas vėlgi paskaičiavimo yra labai paprastas, kadangi mes vėlgi nenukrypstant nuo, jeigu mes kalbame apie coachingą, tai greičiausiai 99,9% bus taikomas 30% sąnaudų būdas, nes sąnaudų teikiant paslaugas kaip taisyklė, kiek mano patirtis, manau, ir Elvyra man pritars, kad paprastai teikiant paslaugas sąnaudų būdo taikyti nelabai apsimoka ar nelabai gaunasi. Ir čia tai skirtumai, paprasčiausiai dirbantis žmogus, nedirbantis, kaupia pensiją, nekaupia pensijai. Ir dar čia jau galima asmeniškai pas jūs abi, ne? Tokius jau kur niuansus, kur grinai pagal žmogų galima ateiti pas jūs į konsultaciją ir išsiaiškinti, kas konkrečiai tam žmogui labiau tinka ir kaip ką daryti. O dabar tada dar vėl vertimas. Vertimas toksai, kad abiem atvejais ir tiek verslo liudijimo, dabar neskaičiuokim tos 12 pradinių mėnesių, ne, apskritai, reikia pildyti deklaraciją, tai yra deklaruoti savo pajamas ir dažniausiai coacheriam rekomenduojama, kurie teikia paslaugas, taikyti 30% atskaitimo, tai reiškia išlaidų neskaičiuoti, o pasirinkti, kad automatiškai išlaidos laikomas, kad jos sudaro 30% pajamų. Kitas būdas, kurį tu paminėjai pavadinimo, dabar neatsimenu, tai jis reiškia, kad reikia rinkti sąskaitas faktūras visom išlaidom, vesti žurnalą ir jas skaičiuoti. Čia tom, kas, nežino iš mūsų auditorijos, aš išėjau. Aha, Violeta. Aš turiu praktinį klausimą, individuali veikla palei pažymą ir 30% atskaitimas. Ar galima keisti, ta prasme, jeigu aš pirmais metais, sakykime, į sąnaudas ten kokius mokymus, dar kažką ir nenaudoju tuo 30% automatinio atskaitimo, o paskui jau sekančiais metais, kai aš jau tik tai konsultacijas teikiu, tada aš jau pasirenku šitą būdą. Galima taip? Taip. Taip. Aš dar labai tokį trumpą, žiūrėkit, vėlgi rinktis 30% ar rinkti sąskaitas labai priklauso nuo to, kokias pajamas generuojam. Jeigu žmogus nuomojasi ofisą, ar ne, savo veiklai ir jo pajamos dar tik prasideda ir tikrai ten neuždirba milijonų ir ten, žinot, keli šimtai per mėnesį, o biuro nuoma kokį 300-400 ir jo tos tikrasis tas pelnas, taip vadinamas, yra labai nedidelis, verta rinkti sąskaitas ir taikyti faktinį būdą, net jeigu tų sąskaitų bus už tuos pačius 30%. Taip, tai tada jeigu tokia situacija, pritariu pilnai, jeigu tokia situacija, kad sąnaudų yra, bet tik tai tiek, kad kaip taisyklė, tas, pradinėme etape, kada nėra pajamų, tai paprastai, bent jau mano praktikoje, tai paprastai žmonės ir tų sąnaudų nelabai turi, nes tada vengia ir ofisą nuomoti ir visą kitą, logiškai visi. Bet Violeta irgi gerą, palėtė temą, kad jeigu mokymus kažkokius tai eina kursus, tarkim, nežinau, dėl kuro čia turbūt irgi reiktų žiūrėti atskirus atvejus, bet ofisas, telefonas, internetas. Ta prasme, tikrai yra nemažai, gali būti išlaidų, dar jeigu, pavyzdžiui, kokius eina networkingo renginius ar dar kažką, gali būti taip, kad jos viršė 30%, ypač jeigu pajamos yra nedidelės ir galbūt tada verta tas faktūras rinkti, taip? Taip, Violeta. Atrodė iki šiol kažkaip viskas paprasta, aš pati dirbu pagal individualią pažymą, bet kuo toliau kalbam, tuo man daugiau klausimų kyla. O jeigu išlaidos viršyje pajamas, dirbant su individualia veikla palei pažymą, kaip tada išsiskaičiuoja? Deklaruojate nuostolį, o dar kitais metais to nuostolio sumą pasidengiate
Tiesiog viskas tvarkoje, galima deklaruoti, galima patirti nuostolį. Kartais mokesčių administratoriui iškyla papildomų klausimų, kaipgi jūs tą nuostolį galėjote patirti. Arba padengti, Nu, iš ko žinoma, tai galėjote padengti. normalu, kad visi, aš tik tai dar norėjau pasakyti, vat pakalbėjote apie kurą, tai tik tai bent menka užuomina, jeigu nusirašinėsite kurą, tai būkite malonios, čia moterys turbūt tik tai renkasi, ar ne, tai Taip. būkite malonios, informuokite valstybinę mokesčių inspekciją specialią formą, kad naudosite automobilį individualioje veikloje pagal pažymą, tik tada galima nusirašyti kurą. Nes O, automatiškai pareis klausimas, jeigu sąnaudų būdą rinksitės, vis tiek, nu, bet kuriuo atveju. pasakysite dalyką. Su jumis čia tiesiai į džiunglės varom. Tai grįšiu atgal truputėlį ir tik užtvirtint noriu, jeigu ką jūs mane pataisykit, kodėl aš užtvirtinu, nes aš buitinę kalbą kalbu, ne? O jūs tiesiog pasakykit, ar aš nusišneku ar ne. Tai žodžiu, šitus abudu metodus turint, tai yra ne mokesčių metodų, bet verslo liudijimas ir individuali veikla pagal pažymą, mums reikia deklaruoti pajamas, pildyti deklaracijas, mokėti sodros mokesčius, mokėti GPM, mokesčių būdą pasirinkti arba 30% atskaitimai arba pagal faktinius sąskaitas. Ir taip pat reikia vesti žurnalą, tai reiškia, mums reikia išrašinėti sąskaitas, faktūras, užgautus apmokėjimus, kiekvienam pavedimui turi būti sąskaita, faktūra ir žurnalas. Ir taip pat, jeigu renkam išlaidas, tai dar ir gautas sąskaitas, faktūras. Bet jeigu mes jų neskaičiuojam, tada tik tai išrašytas, teisingai suprantu. Ir viskas, ar dar kažkas yra? Ir viskas. Nebūtinai kiekvienam pavedimui sąskaita faktūra. Aš dabar išgirdau, nes, sakykime, aš pati tikrai dirbau su kaučerė ir jeigu mes turime 5 sesijas ir aš jai sumoku iš karto, tai ta prasme, jinai gali išrašyti vieną sąskaitą, aš apmoku dalimis, dalimis, gali būti įvairios situacijos. Žodžiu, ne kiekvienam pavedimui. Dar labai svarbu, kad jeigu išrašiau sąskaitą, ir apmokėjimas grynais pinigais, dar atsiranda pinigų priėmimo kvitas. Okay, super. Jeigu jisai ne paslaugos gavimo metu. Na, įsivaizduokit, sąskaita buvo išrašyta kokie 500, o dalimis tiesiog atsiskaito, tuomet atsiranda dar pinigų priėmimo kvitas kaip papildomas dokumentas. Ir tikrai čia nereikia bijoti. Taip, bet lengviau būtų tiesiog pavedimų mokėti, mažiau popieriukų, taip suprantu, bet nebūtinai, kartais geriau kitiem ir grinais atsiskaityti. Aš dar norėjau paklausti dėl numerių sąskaitų faktūrą, ne? Ar jie būtinai turi eiti iš eilės kažkaip, ar galima pagal datą tiesiog numerį išrašyti? Tai kiekviena sąskaita faktūra turi turėti savo unikalų numerį, viskas. Taip. Bet tai tarsi galima pradžiai, va, tarkim, aš šiandien išrašau sąskaitą ir jos yra numeris 0914, o išrašysiu kitą sekančią sąskaitą po 2 dienų ir jos numeris, pavyzdžiui, bus 0916. Nu, biški kreivai atrodo. Pradėjau vizualizuoti, kaip tie numeriai čia dabar. Tai čia pagal datą, aš taip suprantu. Tai gal geriau tada aš tai rekomenduočiau, žinot, 1 0914, 2 0916 ir tada būtų ir eiliškumas, ir mokesčių administratorių, jeigu pasibelstų į duris su patikrinimu, neiškiltų papildomų klausimų, kur kitos sąskaitos. Na, ta prasme, kodėl neina iš eilės, nes taip man truputėlį kreivai skamba. Jo, ir aš dadėčiau iš savo patirties, va šitą numeraciją, šiaip atrodo toksai smulkmena, ar ne, bet labai ačiū už klausimą iš tikrųjų, nes man vat yra tekę, kad reikia įrodinėti, tarkim, kur yra tarpiniai numeriai ir netgi tokie numeriai kaip sugadinta, nu tarkim, žmogus, nu vis tiek praėjo tarpas kažkoks, iš tikrųjų realiai sugadinta, nu ar tikrai tai sugadinta, nes, nu, mokesčių inspektorius ieško to, kad galbūt, nu, kažkas tai buvo neparodyta, ne. Tai va toksai, tai ta numeracija geriau neduoti pagrindo. Nežaisti, žodžiu, su diskusijom, jo. Taip. Gerai, tai dabar tada jau galim apie individualią, turim klausimą apie individualią veiklą, tai irgi, kuri norėsit, tą prašom atsakyti, o tada keliausim toliau, nes dar turim daugiau tų formų, ne? Tai klausimas yra,
ar su individualia veikla galima samdyti darbuotojus, pagal kokią sutartį, ar sutartis sudaroma su juristo pagalba. Dirbantis su sutartimi, ar turi turėti verslo liudijimą, ar tiesiog dirba pagal sutartį. Kaip mokami mokesčiai uždirbančius darbuotojus. Tai aš čia suprantu, pavyzdžiui, tarkim, aš vykdau, viena dirbu, vykdau individualią veiklą. Na ir, pavyzdžiui, kažkuriam tai laikui man prireikia pagalbos, ten ar asistentės kažkokios, tai ar nežinau, kitą, coacherį aš noriu pasisamdyti. Tai dabar, ar aš taip suprantu, kad aš negaliu kaip samdomo darbuotojo samdyti to žmogaus, bet galiu samdyti kaip vadinamą tą freelancerį ar outsourcingą, daryti pagal sutartį. Ar teisingai suprantu? Patikslinkit, prašau. Kurį atsakinėjam, nes aš taip galiu pasakyti, kad galimi abu variantai. Jūs Taip. galite priimti kaip savo darbuotoją ir sudaryti darbo sutartį, informuoti sodrą ir mokėti įmokas sodrai ir teikti deklaracijas, bet galima sudaryti ir sutartį. Žinoma, tą sutartį turėtų sudaryti teisininkai, kad nebūtų išvelgiama darbo sutarties požymių. Ir galimi abu variantai. Čia priklauso nuo to, kokios sąlygos. Okay, Taip, tai ir dar čia tik kalbam, žinot, atsiprašau, noriu tik patikslinti vieną momentą. Čia kalbam apie bendradarbiavimo sutartį, gerai būtų, kad sudarytų teisininkai, kad jinai nebūtų panaši į samdomo darbuotojo sutartį. Taip. Jeigu yra ne darbo santykiai, o tiesiog yra samdomas laisvas darbuotojas, ne? Ir tada reiktų išimti žodį samdomas, tai yra bendradarbiavimas ar dar kažkas. Paslaugos suteikimas. Paslaugos suteikimas, taip kaip pavyzdžiui, buhalterio paslauga būtų suteikiama, ar dar asistento, kaip Jurga minėjo. Tik tai dar, kada kalbėjom apie individualią veiklą, aš manau, kad šitoj vietoj jau aktualu paminėti, kad čia atsakomybė yra individuali atsakomybė. Tai nėra vis tik tai, kada jau eina kalba apie samdomus žmonės, reikia suprasti, kad žmogus asmeniškai atsako už visą savo veiklą, už tą samdomą žmogų ir taip toliau, nes pavyzdžiui, jau juridinis asmuo atsako savo turtu, ir tiek, kiek apriboja juridinių atitinkamo Tai asmens. dabar juridinis asmuo, mes čia kalbam, akcinių bendrovių iš vis neliesim, mums neaktualios yra, ne? Tai juridinis asmuo čia yra UAB, tai yra uždaroji akcinė bendrovė, arba mažoji bendrija irgi savo turtu atsako, o ne, Taip, mažoji bendrija tai yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai reiškia, kad jinai atsako savo turtu, be abejo, savo turtu. Savo įmonės turtu, ne žmogaus. Jeigu neižvelgiama tyčia. Taip, bet čia jau tada kiti dalykai, ar ne? Dar norėjau pasakyti dėl to įdarbinimo truputėlį dar vieną. Žiūrėkite, jeigu įdarbinate žmogų, tai jūs tampate darbdaviu, čia įsijungia darbo kodeksas ir darbų sauga. Ir tada reikia turėti saugos specialisto pažymėjimą, tada reikia taip. Ir žinai, sako, o kaip gali susižeisti žmogus, kuris su pieštuku dirba? Man labai patiko, kažkada sako, taigi gali akiai iš pieštuku išsidurti. Tiesiog darbo metu ir tu už jį atsakai. Bet jis darbo metu gali nukristi nuo kėdės, susilaužyti koją. Žodžiu, įsijungia dar kiti įstatymai, tai būtent ta bendradarbiavimo sutartis, paslaugos sutartis, kaip Sonata sakė, jūsų atveju būtų persikiukas. Paprastesnis ir efektyvesnis variantas. Už tai mes taip turbūt emocingai reagavom ir aš labai norėjau starti tą atsakomybę ir Elvyra papildė, kad čia įsijungia ta atsakomybė, kur yra individualioje veikloje, reikia labai stipriai pagalvoti, ar tikrai yra prasminga, va čia ir kalba eina apie tas, sakykime, kokią formą pasirinkti, jeigu aš noriu samdyti žmonės, man reikia samdyti, aš plečiuosi, ar tikrai individuali veikla tinkamiausias variantas. Okay. Tai dabar vertimas ir apibendrinimas. Jeigu aš turiu individualią veiklą ir aš noriu, paslaugos iš žmogaus, man labai geriau pagalvoti, ar verta samdyti kaip samdomą darbuotoją, žymiai paprasčiau būtų turėti pagal paslaugos teikimo sutartį žmogų,
Nes ypač dar ir dėl to, nu ir mokesčiai skiriasi, ne? Pradėkim ir nuo to, kad sodrai mokėti, sakykime, samdomą darbuotojų atveju daug daugiau Lygiai gaunasi. tiek pat. Dabar Lygiai jau tiek tiek pat, ne? Ok, 15,52, 12,52. supratau. Nieko nesupratau, bet supratau, kad tiek pat. Tai va, bet žodžiu taip, jeigu aš, tarkim, samdau Violetą, ne? Ir jinai eidama pas mane į darbą užkliuvo, pargriuvo, tai jinai gali mane paduoti į teismą, kaip, nu, jeigu aš individualią veiklą užsiemu, ir aš galėti turėti parduoti butą, kad aš ją atlyginčiau už žalą, ne? Čia toks, nu, čia aišku hipotetinis scenarijus, bet kad buitiškai žmonės suprastų, tai žodžiu, aš atsakau tada jau viskuo, ką asmeniškai turiu. Tas, nu, kaip nebūtinai, gali būti, kad ir nieko nereiks panaudoti, bet ekstra atveju yra tokia tikimybė, kad galima prieiti ir iki sutuoktinių vos ne bendro turto tada, jeigu kažkas ar skolos, pavyzdžiui, ar nelaimingas atsitikimas darbuotojo, ar dar kažkas. Teisingai suprantu. Čia pagrindinis vienas iš tokių esminių skirtumų irgi tarp juridinio asmens ir fizinio asmens, kuris vykdo veiklą. Tai labai paprastai žodžiai sakant, fizinis asmuo atsako savo ir savo šeimos turtu, juridinis vienetas atsako tik juridinio vieneto turtu. O individuali veikla tai yra fizinis Fizinis asmuo, jeigu asmuo. tai paprastai išvertus. Taip. Nu, Taip, ir verslo liudijimas irgi yra fizinis asmuo. Taip. Bet pagal verslo liudijimą jau darbuotojų negali samdyti, ar irgi gali? negali. Negali. Ok, super. Tik Važiuojam toliau. šeimos narius galima įdėti į savo verslo liudijimą, jeigu yra toks noras, pageidavimas arba poreikis. Jeigu jie padeda, ne? Dar Jeigu jie daryti verslą. padeda, taip. Ok, tai dabar važiuojam tolimesnių laiptelių, Elvyra. Mažoji bendrija. Kas tai, ar gal Sonata, nes tu turi Sonata, ar jūs abi turit mažąją bendriją? Kokią tu veiklą? Abi mažąją, ne? Pasirinkusios. Aš turiu mažąją bendriją ir UABas yra. Ok, Ir visko yra. individualią veiklą. Na va, super. Aš irgi iš UABO perėjau į individualią veiklą, tai turiu dabar ir UABą, kuris nevykdo veiklos, ir individualią veiklą. Tai Elvyra, tada trumpai apie mažąją bendriją, ką čia svarbu žinoti ir kuo jinai skiriasi jau, ir kam ją rekomenduotum, lyginant su tuo, ką kalbėjom prieš tai. Labai sudėtinga su rekomendacijom, tai aš apie rekomendacijas truputėlį pratylėsiu. Sakykime, jeigu žmogus dirba pagal darbo sutartį ir dar coachingas papildoma veikla. Ir, sakykime, jo pajamos nėra jau tokios mažos iš papildomos veiklos, ta mažoji bendrija visai neblogai atrodytų ir tuoj pasakysiu kodėl. Todėl, kad socialinės garantijas žmogus susikuria dirbdamas pagal darbo sutartį, o mažoji bendrija nereiktų tuomet mokėti nei PSD ir galima išgyventi su 15% mokestinė našta, išsiimant pinigus iš mažosios bendrijos, kai tuo tarpu individuali veikla pagal pažymą iki 20 maždaug 5% reiktų mokėti įmokų sodrai ir VMI. Čia aš kalbu dar kol kas apie šiuos metus. Nuo 2025 metų su individualia veikla pagal pažymą įsijungia ties tam tikrais skaičiais progresinis apmokestinimas ir va tokiu atveju ta mažoji bendrija dividendams išlieka 15% GPM-as. Jisai nepriklausomai nuo to, kokia suma išmokama, taip kad jeigu tai yra šalia, tai mokestinė našta būtų tik 15%. Ok, tai dabar jeigu žmogus turi pagrindinį darbą ir papildomai užsiima coachingo veiklą, jam būtų labai vertinga pagalvoti apie mažąją bendriją vietoj individualios veiklos ar netgi verslo liudijimo. Priklausomai nuo to, dar verslo liudijimas priklauso nuo to, kurioj vietoje dar jis yra. Nu, savivaldybėj, tarkim, ar Vilniaus, ar kitur. Čia vėlgi žiūrint keli žingsnius į priekį, kokias žmogus pajamas planuoja,
Daug dalykų susideda į vieną krūvą. Pirma veikla, ne pirma veikla. Jeigu steigti mažąją bendriją, tai tik tai nuo kitų metų sausio mėnesio, dėl 2 metų nulinio pelno mokesčio, nes po to įsijungia dar pelno mokestis ir tie 15% jau nebe 15%, bet jie kažkur apie 20 būtų. Tiesiog susidaryti savo finansinį planą į priekį, nes sakau, su rekomendacijomis atsargiai. Jeigu tai yra pati pirmoji veikla, tai visgi individuali veikla pagal pažymą ir jeigu tos pajamos dar nėra tokios didelės, su 5% GPM, kuris, Sonata turbūt man pritars, dar netgi ir kitais metais nekrenta į bendrą krepšelį ir neapsimokestina progresinių mokesčių, tai tada individuali veikla pagal pažymą naudingiau būtų, o po to ją performuoti į mažąją bendriją. Sudėtinga, bet taip abstrakčiai, nes gali žmogus išgirsti labai tiesiogiai jam kaip rekomendaciją. Taip. Tai Žodžiu, kiekvienas... atsiprašau, iš karto kilo mintis, tai sakau, disclaimeris, žodžiu, tie, kas žiūrit mūsų ir kas klausot mūsų, nei aš, nei Sonata, nei Elvyra, nei Violeta, mes neprisiimam atsakomybės už jūsų finansinius sprendimus ir už jūsų verslo formos pasirinkimą, ne? Šita tema ir visa informacija yra tik informacinio pobūdžio. Ir jeigu jau norit priimti tam tikrus konkrečius sprendimus ir atlikti konkrečius veiksmus, tai atsakomybė yra jūsų ir prašom pasitarti su specialistu. Taip, ir aš jeigu tada galima pridėti, Jurga, prie Elvyros pasakymų, dėl ko individualiai. Tai vat, būtent, pavyzdžiui, jeigu žmogui tos socialinės garantijos yra labai svarbu, bet kokioj vietoj žmogus, kokioj gyvenimo pozicijoje yra. Jeigu jam yra labai svarbu, sakykime, socialinės garantijos, jeigu jisai ruošiasi imti paskolą, tai kita tema, kuri čia tokia... Aš kažkodėl galvoju, kad šitam mūsų pokalbėje irgi labai svarbi, nes mes kalbam apie mokesčius, bet yra ne tik tai kiek sumoki, bet ką už tos mokesčius ir gauni, kitaip šnekant, vėlgi paprastuoju būdu. Tai tarkim, aš kažkada tai turėjau lentelę tokią pasirašiusi, kada skaičiavau, sakykime, kiek sumoki mokesčius pagal individualią veiklą, ten aš IT specialistui kaip pavyzdį, ten maždaug 3000 apmokestinamųjų pajamų per mėnesį, irgi ten nekaupia pensijai, nekaupia kažkam, tai ir kiek gauni mokėdamas, pavyzdžiui, mažąją bendriją, vėlgi paėmus, kad tik tai 15% pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, nu žodžiu, irgi viskas. Tai gaunasi, kad tik tai ar porą procentų gavosi, va ten 3000 per mėnesį daugiau yra sumokama pagal individualią veiklą, ar ne, negu pagal mažąją bendriją, nu ten procentaliai išvedus, maždaug 2,3% buvo pagal tokią sumą, bet pavyzdžiui, mažosios bendrijos į stažą ten neįeina, nedarbingumo lapelio negauni, pačiu geriausiu atveju bankai vertina pusę sumos, jeigu ir tai dar ten yra 0,2 kodų ir panašiai, dar jeigu pagal, ten daug visokių, nenoriu plėstis niuansų, tai vat apie tą individualumą tikrai labai svarbu pasižiūrėti, kokioj žmogaus situacijoje yra ir ne tik dirba, nedirba, bet ko jam reikės už tuos, sakykime, jeigu jau tai žmogus neįsiruošia imti paskolos ten ir visokių kitokių dalykų, tai tikrai galbūt yra modelis tas, kad pasinaudoti mažosios bendrijos tuo, dabar kur visi tikrai siūlo, tikrai girdėjau ne vieną ir podcastą ir visą kitą, kad pasinaudoti tom lengvatom, kurios bus po naujų metų, kad išsimokėti kaip per dividendus ar ne, kurti mažąją bendriją po naujų metų ir pajamas išsimokėti per dividendus, kadangi 0% pelno mokesčio tarifas. Ir tokiu būdu tikrai labai, ir dar plus neįeina dividendai į progresinių mokesčių lentelę, kas irgi labai svarbu, sakykime, žmogus gali uždirbti tada ryškiai daugiau ir jam tarifas nesididins.
Tai vat galbūt taip, bet jeigu reikia įvairių tokių kaip paskolų ar dar kažko, tai sakyčiau mažosios bendrijos pajamos, ypatingai 02 kodų, bet čia dabar irgi turbūt reiks paaiškinti, kas tas 02 kodų, nu tokios auksinės gaunasi labai brangios pajamos pagal, jeigu žiūrėti, vat, kaip minėjom, vat, Jurga, iš kito pusės, iš to, ką gauni. Nes mano galva, kalbant apie mokesčius, dar ir svarbu paminėti ir patį kiekį, ir ką už tos sumokėtus mokesčius man, ką aš galiu gauti paprastai šnekant. Tai va šitą aš tik Tai aspektą labai norėjau ačiū paminėti. irgi už pastebėjimą. Tai šiek tiek irgi galim dabar paliesti pakeliui kriterijus, ane, pagal ką rinktis tą veiklos formą. Tai vienas iš pagrindinių turbūt kriterijų, kurį taiko ir apie kurį mes čia daugiausiai kalbam, tai yra mokesčiai. Kiek mokesčių sumokam, kuris pigiausias yra variantas. Tai priklauso irgi nuo to, kiek žmogus uždirba, koks jų pajamų kiekis, kiek metų, bet jeigu pirmi metai gali būti vienaip, jeigu antri kitaip, netgi nuo vietos, kurioje jisai yra, kaip išsiaiškinama, ne nuo miesto galbūt. Ir taip pat kiti kriterijai, tai gali būti tai, kokie jo yra ir asmeniniai tikslai, ne tik įmonės tikslai, bet gali būti asmeniniai finansiniai tikslai. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu moteris planuoja turėti vaikų ateityje dar, ne, tai vėlgi tą reiktų įtraukti į pasirinkimą, žiūrėti, kas jai geriau apsimoka. Toliau, jeigu planuoja pirkti būstą, imti paskolą, vėlgi reiktų apsvarstyti, ne? Tada, tarkim, kas jau mūsų amžiuje artėja, klausimai pensijos, ne? Stažas, dar dadėsiu stažas, ta prasme. Taip. Tai aš taip suprantu, mažoji bendrija stažas nesiskaičiuoja ar skaičiuojasi? Skaičiuojasi, jeigu moki visus PSD, VSD atitinkamai už visus metus. Jau tada, ta prasme, tuos kitus papildomus. Tada jau nebekalbam, neįsijungia tas variantas, kai labai pigiai mes tik sumokėdami 15%. Nu, čia tiesiog, kad žmonės išgirstų, ta prasme, kad jeigu jau norėsim stažo, norėsim dar kažko, tai tikrai neįs kalba apie 15%. Nu, reikės tai jeigu tai yra pagrindinis darbas, vėlgi reiktų vienintelis darbas ar pagrindinis, vėlgi reiktų pagalvoti ir apie tą stažą, galbūt jis yra reikalingas ateičiai, ne? Bet jeigu tai yra papildomas darbas ir vis tiek žmogus jau tą stažą skaičiuoja kitoj įmonėj, tada vėl kitokia yra situacija, ne? Tai vat irgi svarbu, čia visų mes klausimų neatsakysim, bet bent jau į ką svarbu atkreipti dėmesį ir pasidomėti patiems, kas mus girdi, pagal tai, kas jiems yra aktualu jų gyvenimo etape. Tai jeigu dar sugalvosit, kokie kriterijai svarbus renkantis, tai irgi papildykite eigoj. Ar apie mažą bendriją dar turit ką pridurti, ar galim jau eiti dar toliau ir link UABO? Tai galbūt tik tai tas akcentas, apie ką mes čia buvom išsiplėtę, tai samdomi darbuotojai, ar ne? Ir dar galbūt žmonės vėlgi nežino, ta prasme, jeigu tai pagrindinis darbas, kad vis tik tai, nu, tiesiog kiek tai aktualu ne, tai jeigu tu vienas kaučeris įsteigia mažąją bendriją, jisai negali sudaryti darbo sutarties. Ir mažoji bendrija narys negali turėti darbo sutarties. Tai su darbo santykiai susijusių pajamų. Ta prasme, jisai 02 kodų gali savo poreikiams išsimti, bet tai jau ne tas pats. Nu, ta prasme, vis tiek. Tai jis negali turėti darbuotojų, tu tą turėjau omeny? Ne, jisai pats. Be darbuotojų mes akcentavom, kad jis negali pats savęs samdyti kaip darbuotojo. Taip. Tuo tarpu UABE mes samdom patys save kaip darbuotojai. Akcininkai yra akcininkai, ta prasme, aš galiu būti akcininkė UABE ar ne, bet jau mes peršokom į UABą, bet aš, pavyzdžiui, viena pati galiu būti ir akcininkė, ir vadovė, ir turėti darbo sutartį. Nu, tiesiog paprastai žodžiais dabar įvardinu, kad žmogus suprastų turėti darbo sutartį. Tuo tarpu mažoji bendrija, jeigu aš esu vadovė, darbo sutarties kaip po tokios aš turėti negaliu. Nu, galbūt žmonėm tai yra aktualu, bet jau samdyti žmonės, jau, nu, ta prasme. Taip pat nereikia buhalterio, kaip ir veikla. Samdyti žmonės galima pagal darbo sutartį esant mažoji bendrijoje, ne? Taip. Aš jau nekantrauju įsikišti. Mato dar kas yra kaučeriai, jie iš tiesų ypatingai protingi žmonės, bet labai dažnai nedraugauja su skaičiais.
Ir jeigu coachingo specialistas įsteigs mažąją bendriją, tai dažniausiai buhalterinės apskaitos pats jisai nesusitvarkys ir čia jam atsiras papildomos išlaidos buhalteriui. Nes be buhalterio ko gero nieko nebus, nes vis tiek reikės priduoti ataskaitas registrų centrui, teks pateikti visai kitokias deklaracijas. Tai reiktų įsivertinti ir tai, kad tai bus papildomas dar išlaidos prie tų 15%, kad ir kaip gražiai jie skambėtų. Ir jeigu, taip. Taip, Tai tai kitaip vat aš tariant, ir norėjau akcentuoti, kad tas 15% tik tai tokiam, ir iš karto tokie daug taškis. tam tikrom sąlygom jisai yra kaip galimybė, bet yra tam tikri ir niuansai tenais, ne? Ir čia va dar esminis skirtumą Elvyra palėtė, kad individualioj veikloj buhalteris nėra privalomas, galima didžiąją dalį atvejų susitvarkyti pačiam, nes tai nėra juridinis asmuo ir neprivalo teikti visokių ten ataskaitų valstybinėm institucijom, deklaracijų, kitur panašiai, taip? Net ne dėl to. Tiesiog pati apskaita yra labai primityvi ir paprasta. Pajamos, išlaidos, viskas. O su mažąja bendrija ar su uždarąja akcinė bendrovė, tai jau yra debetas, kreditas, sąskaitų planas ir čia jau kaip į mišką. Balansai visokie, Taip, pelno jau nuostolio kaip į mišką. ataskaitos ir Ir taip toliau. kuris neišmano, jisai tikrai nepasidarys. Tiesiog nepasidarys. Nepaisant to, kad ir dabar tas yra, kaip aš sakau, dar vienas konsultantas, tai tas ChatGPT, aš dabar labai stipriai konkuruoju su juo, aš atsakinėju jo klausimus, nes žmonės, aš jau dabar mokausi, kaip atsakyti žmogui, kai jis jau būna pasikonsultavęs. Tai naujas toksai įgūdis, nes, žodžiu. Tai jeigu apie mokesčius, gydytojams tas aktualu, ateina žmogus jau nusistatęs diagnozę. Taip, ir aš tada pasakoju, kaip ChatGPT, ką negerai, ypatingai apie įmonės, tikrai Elvyra pritars, nes pavyzdžiui, jokios grybas visiškas. Finansinės atskaitomybės ten nieko nepadarys. Ir aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai, tai tik tai, kad gražiau surašytų ir lengviau sakinius klientui, žmogui, kuris kreipėsi, tai man yra pagalba tokiam greitesniam sakinių surašymui. Bet ne specialisto žinioms, ne? Ne, visiškai. Ir tu gali perskaityti ir priimti tai už gryną pinigą. Aš vakar ruošiau tekstą, važiuoju antradienį filmuotis ir apie nuomą. Ir tiesiog, žinai, juridinis, fizinis, ten, žinai, tu keletas variantų, subnuoma ir įvairi. Ir aš žinau, bet aš noriu, kad jisai man perrašytų gražiai. Ir jisai man vėl grybo pripjauna ir supranti, ten šito nereikės mokėti, čia GP. Jėzus Marija, aš galvoju, tai jeigu žmogus, aš žinau, kaip užduoti klausimą, aš jam jau faktą parašau ir dar jisai sugeba jį iškraipyti. Tai jeigu žmogus užduos jam klausimą ir gaus atsakymą ir priims tai kaip už gryną pinigą, tai galiausiai jisai tiesiog mokės delspinigius ir dar tikėtina, kad gali ir kokią baudelę prisiprašyti. Tai vat, jo. Tai čia kol kas bus po metų 2 ar 3, neaišku, gali būti, kad jau tada normaliau atsakinėt. Bet kol kas mes nerekomenduojam pasikliauti vien tik ChatGPT teikiamą informaciją apie mokesčius ir jų skaičiavimą. Tikrai ne. Ir aš, kadangi tikrai labai nemažai žmonių ateina, kurie, pereina, pas mane labai tokia, stadija tai yra, kai jau pats nebesusitvarkai ar ne, kažkaip arba jau nejauku ir tada ieškai buhalterio. Ir tada žmonės būna labai stipriai pasiskaitę ir aš kažkada tai netgi kreipiausi į specialistus, kurie tuo užsiema ir kad, kažkaip tuos klausimus formuluotų ir taip, žodžiu, tikrai ne. Tai vat netgi šičia ne penktadienį, bet kažkuria tai čia, telefonu aišku rašiau, paprastas klausimas, bet Elvyra sako, ten jau, žodžiu, sudėtingiau kažką, aš jau pabandžiau, kad surašyk į lentelę atsakymus apie dividendus, ten, žodžiu, kad man greitai būtų ir aš žmogui galėčiau nusiųsti. Ir jis man rašo dividendų procentas, kad yra dividendai 20%. Ir paskui, aišku, aš iš kitos pusės esu dėkinga, nes perskaičiau, galvoju, Jėzau, gal kažko jau pamečiau kažką. Tai vat priverčia pasidomėti. Ok, super. Tai dabar tada einam prie UAB.
Ir Elvyra, tada tavęs paprašys irgi trumpai pasidalinti ypatumais, ar verta tokią formą rinktis ar ne, kada pasidomėti galbūt labiau, kokiais atvejais tiesiog kaip tu įsivaizduoji. Aš net nežinau, coachingo bendruomeniai, jeigu vienas žmogus dirba, aš net neįsivaizduoju, kam būtų reikalinga uždaroji akcinė bendrovė. Kažkaip nerandu pliusų šitoje vietoje. Mhm. Todėl, kad jeigu žmogus, aišku, nedirba niekur jeigu tai vienintelė veikla, na tai tvarko, jisai gali įdarbinti save pagal darbo sutartį, mokėti įmokas sodrai, kaupti stažą, tai ir didesnis įstatinis kapitalas, tai vėlgi priklauso nuo to, kiek, jeigu mažąją bendriją mes galime įsteigti su 1 euru, tai uždarai akciniai bendrovė, kiek dabar reikia? Dabar 1000 eurų, ar 1723 ne? metų yra. Tai va, tai žodžiu, vėlgi Kiek? be buhalterio. Atsiprašau. 1000 2000? yra nuo 23 metų, buvo 2,5 tūkstančių, čia dabar Jo. sumažino, palengvino. Nuo 23, bijau dabar sumeluoti ten tikslę datą, bet man regis nuo 23 metų gegužės 1 dienos. Kažkas tokio. Okay, super. Sakykime, vieno žmogaus verslui aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju uždarąją akcinę bendrovę. Vėlgi be buhalterio jau tikrai neapsieisi. Privalomas, netgi aš pataisysiu, Būtent, šituo atveju būtent. privalomas. Ne tai, kad apsieisi, nu, ta prasme, gali, negali, jeigu mes diskutavom iki šios akimirkos, tai čia jau privalo. Aš manau, kad Sonata Kiek geriau. žinau, UAB yra privalomas ir direktorius, kad būtų, ir buhalteris, ir tos visos ataskaitos jau oficialios teikiamos valstybei. Ir jis gali būti vertingas tada, jeigu tu nori kaupti darbo stažą, net niekur kitur nedirbi ir nori pats savęs samdyti jau tuo oficialiuoju samdomo darbuotojo būdu. Ir dar esu girdėjusi vieną, nežinau kiek čia tiesos, kad tipo UABas patikimiau skamba klientams. Nu, vat, jeigu, pavyzdžiui, aš kaip coacherės ir aš turiu UAB, aš turėjau UAB Sans Delectus, tai tada iš karto kažkaip atrodo, kad jau čia rimtesnė įmonė negu, pavyzdžiui, individuali veikla. Aš labai trumpai. Gal ir kažkiek tas prestižas toksai lyg ir UAB, bet būtent coachingo specialistui, tai pirmiausia, tu žiūri, su kokiu žmogum tu bendrauji, o kokią veiklos formą jisai vykdo, tai jokio skirtumo, svarbu, kad jisai vykdo, moka mokesčius ir viskas gerai. Iš tiesų, nežinau, ar čia to prestižo labai tiek reikia. Būtent vat jūsų sričiai. Apie kitas sritis aš gal sakyčiau truputėlį kitaip. Aš tai perleidžiu Sonatai, nes Sonata uždarųjų akcinių bendrovių fėja. Tai jinai... Ne, ta prasme, jo, aš pritarčiau, Elvyrai, čia mes, kadangi vis tiek nenukrypstant, vis tiek mes turim auditoriją, tokią auditoriją, tai iš tikrųjų tai yra vertė, yra žmogus, specialistas ir ten vien tai, kad tas specialistas dirba jau kažkokioj didelėj ten įmonėje, bet dėl to prestižo daugiau nebus. Nu, mes jeigu kalbam apie tą kažkokį, tai aišku, paskui jau ten galima šnekėti, bet tik tai vieną dar akcentą čiut grįžt, kad kažkas nepasigautų minties, kad uždaroji akcinė bendrovė teikia visas ataskaitas. Šiaip mažoji bendryja taip pat iš esmės teikia lygiai tokias pačias ataskaitas kaip ir UAB, išskyrus vieną momentą, kad gali tvarkyti apskaitą, kad nereikia buhalterio, jeigu tai paprastoj, nebūtinas buhalteris ir galima tai supaprastintą apskaitą tvarkyti pagal 48 ten apskaitos standartą, bet tai čia yra... 38. Jo, tai 38, atsiprašau. Ta prasme, tai čia tik tai tiek, bet ir balansas, ir visi kiti dalykai, kurie teikiami registrų, viskas iš esmės tai yra apie tą patį. Nebent sodros galima išvengti, jeigu nėra samdomų darbuotojų ir yra tik tai vienas žmogus ir vadovas. Bet iš esmės, nu, kad neišsineštų, aš nenorėčiau, kad žmogus išsineštų, kad MB mažiau ten labai daug, mažiau ataskaitų. Vis tiek jų yra, juk tai yra juridinis asmuo. Taip. Ar dar dėl MB noriu paklausti, tai kaip suprantu, tenais šeimos nariai gali dirbti ne pagal darbo sutartį irgi kartu su, ar ne? Ar kažkaip mažoji bendrija nebuvo tokio? Ne. Okay. Tai čia gal tik tai prie verslo liudimo. Dar vieną formą noriu paliesti, tiesiog, kad būtų uždėtas taškas ant I, tai yra VŠI. Ar yra kažkokių tais
niuansų, dėl kurių būtų verta pagalvoti apie šitą veiklos formą coachingo paslaugas teikiantiems specialistams? Gal aš tik truputėlį galiu pradėti apie VŠI. VŠI pirmiausia, jeigu mes galvojam rašyti ir vykdyti projektus. Projektinės įvairias veiklas, tada VŠI, kaip nepelno siekianti organizacija, galbūt gali turėti paramos gavėjo statusą. Nu, čia jau priklauso ir coachingas, galbūt yra ta veikla, kuri tikrai labai galėtų būti susijusi teikiant tam tikras viešas, taip vadinamas paslaugas, nepelno siekiančias paslaugas. Bet, kiek aš žinau, projektai skiriami ir mažai bendrijai, ir UAB-ui, jeigu rašai. Bet, aišku, dažniausiai tai yra vis tiek nepelno siekiančios organizacijos, jos kaip taisyklė, jeigu savivaldybės ten yra projektai ar kažkas, tai gauna daugiau balų. Kiek aš žinau, kiek aš asociaciją vieną turiu, tai tikrai, nu, būtent taip. Jeigu apie VŠI irgi yra juridinis asmuo ir irgi reikia ataskaitas teikti, reikia samdyti buhalterį, reikia save samdyti. Taip, ten yra visai kiti įstatymai, ta prasme, kiti, bet principe, kaip nepelno siekiančių organizacijų apskaita tvarkoma, bet iš principo vėlgi apie tą patį. Taip, reikalingas buhalteris, vadovas, darbo santykiai, viskas išlieka. Iš principo tas pats modelis, bet žmonėm, kurie su tuo nesusidūrė, tai ir Sodra, ir VMI, ir buhalteris, ir iš esmės visi tie tokie kampai, jie visur yra. Ir aš žinau, kad dar VŠI ne kiekvienas buhalteris tikrai imasi tvarkyti apskaitą, todėl kad tai yra specifika, visai apie ką kitą. Taip, net apskaitos programuose, pavyzdžiui, tikrai net nebūna standartinio plano kaip taisyklė, sąskaitų plano standartinio, reikia pačiam ten kažkaip tai susigalvoti ir pasidaryti, adaptuoti pagal būtent nepelno siekiančių įmonių įstatymus, vedant apskaitą. Taip. Supratau. Ir dar vieną dabar jau turiu visiškai buitinį finansinį klausimą. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš, čia ne apie save, bet aš save imu kaip pavyzdį, kad aiškiau būtų. Jeigu, pavyzdžiui, aš nuomojuosi butą, kuriame mes gyvename, ne? Ir vieną kambarį naudoju online konsultacijoms teikti. Ar aš galiu kažkokią dalį nuomos to pagal individualią veiklą čia kalbu, nurašyti į išlaidas? Nuomojamo būsto? Taip. Aš nerizikuočiau, nes atsiranda nekilnojamojo turto mokestis. Jau iš karto tiesiog nerizikuočiau ne savo būsto priedo. Čia individuali veikla pagal pažymą. Taip. Ar savininkas sutiktų, kad būtų mokesčių administratorius informuotas, kad šita dalis būsto tai jeigu nuoma yra veikloje. Oficialiai nuomojama yra. Matai, kas yra veiklos vykdymo, yra visiškai kitokia nuoma, tai yra sutartis ir tai yra jau be jokio verslo liudijimo ir 15% GPM prievolė atsiranda visiškai kitokia. Tai čia būtų tada nuoma iš dviejų dalių. Jeigu iš namų dirbi. Taip, čia yra mokesčiai prisideda. Čia yra rizika. Kitaip tariant, tada jeigu tu iš namų dirbi, tai realiai tau nėra būdų, net jeigu tai yra nuomojamas būstas, kažkokią dalį išlaidų pasidengti nerekomenduojama. Ne, tikrai net ir savo nuosavame būste dirbant, irgi ten kažkokią dalį paskirti kaip biurui, atsiranda daug papildomų mokesčių ir vargiai, ar ypatingai teikiant paslaugą, ar tai sudarys ženklę sumą išlaidų, dėl ko verta tiek daryti žingsnių. Bet aš labai norėjau visiškai dabar irgi ne į temą priminti paprastą dalyką. Ko gero, daugelis dirbate su, sakykime, Zoom'u, ar ne? Ir jūs Zoom'ą turite išsipirkę ir jūs gaunate sąskaitas. Ir tos sąskaitos nėra iš Lietuvos. Registruokitės, mėlieji, netikraisiais PVM mokėtojais ir privalote už Zoom paslaugą susimokėti pridėtinės vertės mokestį Lietuvoje. Nepamirškite šito dalyko. Kol kas mokesčių administratorius dar taip žiūri, žinot, pro pirštus, bet kurią nors dieną ims už pakarpos ir mažai nepasirodys. Tai čia mes kalbam apie atvirkštinį PVM, tiesa. Taip,
Taip. Ir įdomiausia tame, kad sumokėti jūs turite tada, kada jums buvo ta paslauga suteikta. Ta prasme, netinka sumokėti gegužės mėnesį. Metų pabaigoje. Taip. Bet čia galioja ir Zoom'ui, ir Facebook'o reklamai, ir kursam visiems perkamiem užsienyje, kurie yra ne Europos Sąjungoje. Taip. Čia, viskam, visom jeigu- paslaugom. Paslaugoms. Ir jeigu jūs teikiate paslaugas. Ir jeigu teikiate, taip. Taip, jeigu jūs O teikiate. tai, jeigu, pavyzdžiui, mano klientė viena buvo iš Kanados, kanadietė, ir jinai man perveda, įmokas, ne, už paslaugas atsiskaito, tai aš dar turiu nuo to vėl už ją mokėti PVM ar kaip? Ne, PVM mokėti nereikia. Bet man atrodo, kad ES apmokestinamiems vienetams, jeigu teikiamos paslaugos. Taip, jeigu Taip, Europos Sąjungos, nes kitu atveju neįsijungia. Čia ir bet kuriuo atveju, jeigu Kanada, čia iš vis nulinis tarifas įsijungia. čia- Tai čia ta čia PVM rizika jau objektas. tokia, jo ne PVM objektas, tai tokia, bet šiaip jeigu reiškia Europos Sąjunga, tai bet kuriuo atveju reikalinga registruotis tam. Ir dar vienas niuansas apie tą registraciją, kas irgi, jau čia mes plečiamės, ar ne, bet iš tikrųjų aktualu dar vienas tas momentas, kodėl svarbu, bet aš vėlgi apie klientus kalbant, ar ne, bet kada jie išgirsta tokį pasakymą, tai vis tiek sumokėti reikia kelis eurus. Tarkim, ar ne, kiek tas Zoom'as kainuoja. Iš esmės tas PVM dažnai būna nelabai didelės ten sumos nuo to kiekvieno karto. Bet, kaip man aiškino mokesčių inspektorius, kokia yra rizika? Ne tai, kad priskaičiuos delspinigus už nesumokėtus ten, sakykime, ten nežinau, kiek per metus laiko jums susidarys 100 eurų ar kiek, bet jūsų veiklą apmokestins PVM. Buvo tokia rizika, kad jūs, pavyzdžiui, priskaičiuos nuo jūsų apmokestinamųjų pajamų visų. Tokia administracija. Žiūrėkit, pagrindinis akcentas užsiregistravus SVS dalyvių, Zoom'as nepabrangsta. Kaip mokėjom, taip ir mokėsim. Tiesiog Zoom'as išrašo sąskaitą be pridėtinės vertės mokesčio, o ta pridėtinės vertės mokestį atsiranda prievolė sumokėti man čia Lietuvoje. Niekas nei pabrangsta, niekas nepasikeičia, tik tai atsiranda papildomas vietos deklaracijos teikimas. Reikia kas mėnesį teikti tada papildomą dokumentą ir pačiam pasiskaičiuoti. O kam dabar lengva? Ok, tai gerai, žodžiu, aš kartais galvoju, gal geriau ir nežinoti kai kurių dalykų, tiesiog ramiau gali gyventi. Nes kuo daugiau žinai, tuo labiau atrodo, o gal aš kažką pamiršau, gal aš kažko nežinau, gal aš kažko nedadarau, gal kažko trūksta. Tai dabar jau ačiū labai, kiek apkalbėjom, tiek apkalbėjom. Jeigu kas turit papildomų klausimų, asmeniškai rekomenduojam kreiptis į mūsų viešnės Violeta, aš tave matau tuoj vieną minutėlę. Tai trumpai dar paskui paprašysiu, Violeta pasidalins. Pabaigoje irgi galbūt savo kažkaip tai kainų diapazoną ar kažką žmonėm galit pasakyti, maždaug orientacijai, nes irgi dažnai galvojam, kad tos konsultacijos labai daug kainuoja ir kad neapsimoka, aš geriau su ChatGPT pasitarsiu, ne? Arba pati kažkaip išsiaiškinsiu. Tai tiesiog, kad žinotų, kad nebankrutuos nuo tos konsultacijos žmonės. Tai Violeta. Aš kaip ta, kuri atstovauju šitam podcast'e tuos šviežiuosius, kurie ką tik galbūt baigė, tik tai pati pradžia, aš bandau į jų batus įlipti ir tiesiog pagalvoti, kokie klausimai gali kilti. Tai toksai ekspromtų klausimas irgi buitinis gal. Pradėjau veiklą, nesvarbu kokią formą pasirinkau ir prigribavau, kažkokių klaidų pridariau. Kaip žiūri VMI į tą šviežią tokį verslininką, kai jisai turi, sakykime, individualią veiklą, MB, ar yra skirtumas, sakykime, kaip VMI atsižvelgia gal į statusą? Aš nežinau, aš tai galėčiau tik tai tiek pasakyti, kad turbūt didelio skirtumo VMI nelabai yra. Čia priklauso
koks bus administratorius ir kokia bus inspektorė ir šiaip koks žmogus ir šiaip nuotaika kokia. Bet kad vien dėl to, kad čia mažas. Bet jeigu aš galvoju, geranoriškumas yra pats pagrindinis dalykas. Jeigu prigrybavau, kaip vat, Violeta dabar išsireikšta buvo, nu tai ir tai yra, nu nežinau, nu praėjo tie metai, bet supratau, kad aš po metų čia vat taip ar anaip. Aš pataisiau, pradeklaravau tai, ką reikėjo ir nieko čia patikslinau galų gale, tai irgi jokios problemos nėra. Ta prasme, nereikia čia taip labai. Svarbiausia, kad nu, žmonės nu, tiesiog, va kaip Jurga sako, nieko nežinau ir man labai gerai, ne, vat būtų, ne, va tas tai negerai, nes tada nu, po kelių metų vis tiek paaiškėja dažniausiai tas reikalas ir tada jau būna sudėtingiau viską taisyti ir atitaisyti. Bet šiaip tikrai nebaisu yra ir tie tikslinimai, nieko blogo nėra ir tikrai viską galima patikslinti. Ir netgi tas pačias pajamų deklaracijas, kurios ten, žodžiu, rašo ir netgi dabar registrų centro, kai būdavo tas tabų finansinės ataskaitas teikdavom ir ten rašinėlius reikėdavo rašyti, kodėl aš ten noriu patikslinti balansą ar kažką, ir atrodė jau viskas konstanta, dabar atsirado netgi mygtukas anuliuoti, tikslinti. Ta prasme, nieko baisaus. Nieko baisaus. Aš dar noriu paantrinti Sonatą ir pasakyti svarbiausia, kad mokesčių administratorius tikrai nepuola. Pirmiausia, parašo laišką ir paprašo susižiūrėti, gal jūs padarėte kažkur klaidą. Ir tiesiog tada tikrai susižiūri, pateiki teisingus duomenis, vienintelis dalykas, kaip save nusibaudi, tai susimoki delspinigius, kurie VMI nėra tikrai patys mažiausi. Tai ir viskas, palengvini savo kišenę, pamoka išmokta ir keliauji į priekį. Taip, ir tas baudas, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu dalinantis, jau, nu, kadangi jau taip, nu, nėra taip, kad aš, pavyzdžiui, per savo praktiką, kad ten būtų žmonės labai stipriai ir taip tikrai, nu, man neteko, nu, ta prasme, eina kalba apie baudas, kai iš tiesų mes kalbam apie įmonės, kurios jau vykdo veiklą, ten kažką nustatė, kažką, bet mes dabar klausimas buvo apie pradedančiuosius, nu, ką taip galima čia taip, nu, tiesiog netiksliai kažką paskaičiavau, padariau, patikslinti. Aš žinoma, jeigu ras vat, tų praleistų sąskaitų, kurios buvo tikrai praleistos ir neapskaitytos pajamos ir pats žmogus nepatikslino, nesuteikė tos tikros informacijos ir netikslino deklaracijų, tada gali atsirasti, bet čia jau bus tyčia. Taip, ir va dabar, pavyzdžiui, va vaikinukas vienas, iš tikrųjų jau buvo situacija tokia, kad tiesiog VMI paklausė, kadangi bankai irgi siunčia duomenis, iš kur pas jį ateina tos pajamos. Ten tikrai tos pajamos nedidelės ir jam tikrai netėjo netgi, jis nebuvo pelno, sakykim taip, žmogus ten užsiminėjo kažkokius žaidimus, pirko, pardavė ir ten apie pelną nėjo kalba, nu tiesiog judėjimas banke. Ir vat kažkam pasirodė, kad tai yra veikla, nu tiesiog tas žaidimas, bet ir nieko, tiesiog žmogus persiuntėm, padarėm, parodėm, paaiškinom ir nei baudų, nei mokesčių, nei delspinigių, nu niekas nieko nepriskaičiavo. Ta prasme, nėra baisu. Taip, tai aš matau, pas Sonatą dar irgi kreipiasi, kai jau pasibeldžia į duris mokesčių inspekcija ir žmogus nežino, ką daryti. Kreipiasi. Taip. Ir tarp kitko, labai laiškai įdomus iš mokesčių administratoriaus ir tikrai matosi, kad stebi ir tikrai, aš čia aišku, koučingo bendruomeniai gal tai nėra taip aktualu, bet ypatingai tiems žmonėms, kurie prekiauja kažkuo socialinėje erdvėje, tai sakykime, šiais metais parašo laišką, kai tuo tarpu stebėsena vykdoma žmogaus buvo nuo 2022 metų ir prašo pati. Tai yra stebimi, bet irgi pirmiausia prašo pateikti duomenis. Lygiai taip pat ir bankas, jeigu mato kažkokį tai judesį sąskaitoje, kuris jau atrodo truputėlį kreivai, jisai paprašo pagrįsti pinigų kilmę. Ir jeigu tu bankui sugebi pagrįsti pinigų kilmę, viskas ok, bet jau ir mokesčio administratorius tikėtina, kad sužino. Turiu išsaugojus begalę laiškų tikrai, bet visada galima viską. Aš kažkaip jaučiu, kad vertinga bus su jumis pasikalbėti apie kažkokį tai
seminarą coacheriams. Nes čia neįsimenama tema, vat kur praversi dureles, ten gali į 15 aukštų nueiti, ne? Kiekvienam tam praėjime, bet jau mūsų laikas baigėsi, tai labai jums ačiū, kad jūs taip nuoširdžiai tikrai išbėrėt, ką žinojot ir ką galėt ir kiek laikas mums ir kiek situacija leido. Paprašysiu tada pabaigiamai kažkokį tai vat žodį apibendrint, palinkėjimą galbūt, ar šiaip išvadą kažkokį iš mūsų pokalbio ir atsisveikinsim ir manau, kad kažkada dar bus verta prie įvairių potemių sugrįžti. Tai galiu aš? Gerai. Pirmiausia, tai linkiu nebijoti uždirbti pinigus. Nebijoti uždirbti pinigus ir juos uždirbti kuo didesnius. Tegul negazdina ateinantis dideli pinigų srautai. Ir kaip ir kiekvieną kartą smulkiojo verslo savininkui arba būsimam smulkiam verslininkui, aš sakau, nesumaišykim savo asmeninės piniginės ir verslo piniginės. Jeigu įkrito į verslo piniginę kažkokie tai pinigai, tai gal išsimokėkim savo atlyginimą, susisteminkim viską ir pasilikim pinigų mokesčiams. Kad paskui gegužės mėnesį nebūtų taip, žinot, raunasi plaukus nuo galvos ir sako, viešpatie, dabar aš turiu atiduoti. Ne, tiesiog reikėjo kaupti prieš tai. Tai linkiu pelningo verslo. Atsiprašau, Elvyra, ar galima, pavyzdžiui, nekaupti, o tarkim, aš kiek žinau, galima ir mokėti iš anksto dalimis tos mokesčius? Visiškai nepritariu mokėjimui dalimis, todėl kad aš esu kitokia, aš moku daug mokesčių, aš tuos pinigus prieš tai darbinu, aš dar gaunu palūkanų, dividendų. Tiesiog o kai reikia šiandien yra brangesni negu pinigai rytoj, ne? O tik tai aš dadėsiu iš praktinės pusės, labai pritarčiau, Elvyra, jeigu dar dėl gyventojų pajamų mokesčio, tai gal galima susimokėti ten pervesti, bet iš praktinės pusės į sodrai tikrai nepervedinėčiau, nes tiesiog gali tapti sudėtingesnė ta apskaita, sakykime, kada, nes dėl to. O šiaip, jeigu tai baigiamai žodžiu, tai irgi pritarčiau, kad ir žinoma, bijoti pinigų tikrai nereikia, pajamų nereikia. Vien tam, kad dabar aš kažkartais girdžiu, kad iki ten tam tikros sumos uždirbu, o paskui žiūrėsiu, kaip čia bus, kad, žodžiu, kaip čia gal net nedirb toliau, ar čia kaip, kad neparodyt, žodžiu, tų pinigų, nes reikės tų mokesčių sumokėti. Tai čia galbūt jau coacheriam kaip tik ta tema, kur galima žmonėm ar ne su įsitikinimais padirbti, kaip tik ta auditorija, kur tikrai apie gausą pašnekėti, ar ne, o su mokesčiais tikrai, jeigu jos bus pajamų, tikrai bus galimybė susimokėti mokesčius ir, kaip sako, linkiu sumokėti kuo daugiau mokesčių, tai reiškia, jūs uždirbsite tikrai didesnius pelnus. Kuo sėkmingesnis žmogus, ne, kuo daugiau pajamų, tuo ir mokesčių daugiau. Aišku, juos reikia optimizuoti, protingai, bet... Taip. Ir pasitarus su specialistu galima jų ir sutaupyti, ir optimizuoti, ir, žodžiu, sumokėti mažiau, bet iš esmės tai rodo, kad yra už ką jos mokėti ir tai yra, kaip sėkmės ženklas, sėkmės veiklos ženklas. Ok, Violeta, ką tu pabaigai tarsi? Aš bandžiau pagalvoti, žinai, taip per visą tą pokalbį tos informacijos tiek daug ir man toks jausmas, prisiminiau, kai mane mokė šachmatų žaisti. Aš jau iki šiol nemoku žaisti, nes ten visos tos vingrybės, 5 žingsniai į priekį, 3 atgal, viską numatyti, viską žinoti. Tai jausmas toks, po visos tos informacijos, bet iš tikrųjų, kai yra šviežias specialistas, jisai pradėti nori savo veiklą, tai į pirmą klausimą atsakot, kokią pasirenkat formą ir ten jau susiaurėja viskas. Ten jau informacijos yra mažiau ir plus yra specialistai, su kuriais visada galima pasitarti. Tai iš tikrųjų čia tokia gal kaip tiesiog informacijos didelis srautas, kurį svarbu žinoti, bet praktiškai iš tikrųjų nėra tos informacijos tiek daug ir tiek jinai sudėtinga, tai nebijokim. Ok, tai mano apibendrinimas irgi pataisykite, jeigu ką, tai ypač pradedančioms ar coacheriams arba pradedantiems specialistams, kurie paslaugų sferoje dirba,
rekomendacija būtų pirmiausia pasidomėti verslo liudijimu ar individualia veikla pagal pažymą. Ir tik jeigu turit kažkokių specifinių tikslų, specifinių situacijų, norit samdyti buhalterį ar dar kažkas, tada jau galima, verta žiūrėti, arba pajamos didesnės yra, ne, verta žiūrėti į mažąją bendriją. UABO praktiškai neverta liesti, čia toks apibendrinimas, VŠI irgi turi savo niuansus, tik tai tam tikrais atvejais verta domėtis, ar teisingai supratau jau tokį visai apibendrinimą. Priklauso tai situacijos. Tebūnie tai teisingai, dar noriu pasakyti, kad su verslo liudijimu, jeigu jūs teiksite paslaugas juridiniams vienetams, tai jūsų pajamos bus apribotos iki 4,5 tūkstančio eurų tik tai. Tai vėlgi yra Taip. Tai aš kalbu pasidomėti. Kur labai baisu pasakyti taip, pasakei Jurga teisingai. Supratau. Aš ir kalbu apie tai, kad pasidomėti verta pradėti domėtis nuo šitų dviejų, o tada, jeigu kyla jau niuansai, vieną kažkurį atmeti, imi kitą ir panašiai. Kad nereikia viskuo iš karto domėti. Pavyzdžiui, UABą ir VŠI galima iš karto pradžioje atmesti ir net nesidomėti tuo, sakykime, tik tai iškilus tam tikriem niuansam. Dar beklausant jūsų, jau mes laiką labai viršėm, bet vis tiek noriu paklausti, ar yra skirtumas, jeigu su užsienio dirbi. Ta prasme, turbūt, kad ne, vis tiek gali ir pagal verslo liudijimą, ir pagal individualią veiklą su užsienio klientais dirbti. Ir MB. Mokesčių įstatymai visoms veiklos formoms yra vienodi, ar ne, Sonata? Tai ir PVM įstatymas, ir pelno mokesčio įstatymas, ir GPM įstatymas visoms veiklos formoms yra vienodi, tik tai pritaikomas skirtingai truputėlį pagal poreikį. Tai kokią veiklą tu bevykdysi, galima ją vykdyti ir su užsieniu, ir išskyrus, kad su verslo liudijimu ir juridiniai vienetai yra ribojimai. Aš sakyčiau, tą apibendrinant, tai vienintelį, ką labiausiai turbūt akcentuoti reikėtų, žiūrėjimo prasme, tai tą verslo liudijimą, nes čia daug tokių viso, jeigu pavyzdžiui individuali veikla, tai truputėlį išlaisvina, man nebūtina taip iškart numatyti, kad aš dabar atsiras klientė man iš Kanados ar neatsiras klientė, ar ten dar kažkas to, ir kaip man ten viskas, ar čia juridinis bus asmuo, sakys, man sąskaitą išrašyti, ar čia fizinis asmuo, tarsi individualiai veikloje daugiau laisvių, ir jeigu, Jurgos pačios toksai, noras, kad kažkiek atsipalaiduot nuo mūsų čia dabar pliurpalų tokių daug, per visą tą tokį chavosinį, ar ne, tai toksai individuali veikla, galbūt, aš sakyčiau, yra toksai, optimaliausias. Paprasčiausias. Man taip imu ir atsidarau ir nesuku tada galvos labai stipriai. Tai dabar, kad mes nebūtumėm stručiai, kurie kiša galvą į smėlines per daug informacijos ir visko per daug, ir galėtumėm jūs kreiptis pabaigai tiesiog maždaug kokios yra kainos. Dabar gal, neklausim buhalterinės apskaitos, ne, Sonata, kaip kas mėnesį, nes čia dar priklauso ir nuo pajamų, ir nuo popieriukų skaičius, nuo operacijų ir taip toliau, bet konsultacijai pirminiai ateiti ar ten 2 konsultacijom, ar pavyzdžiui ten metų pradžioj, tarkim, apie pokyčius sužinoti, ką keisti, ką rinktis. Kokie jūsų yra įkainiai? Aš galiu pradėti, mano konsultacijos kaina yra 100 eurų, aš draugauju su žmogumi ir po konsultacijos, ir skambina, rašo, atsakinėju į klausimus kažkurį tai laiką, ir jeigu jau mes matom, kad pribrendo reikalas vėl atsisėsti mums kartu, mes vėl susitarėm tuomet dėl apmokėjimo. Deklaravimo kainos yra žymiai mažesnės, todėl kad čia jau visai kitokie ir vėlgi priklauso nuo apimčių. Okay. Tai žodžiu ne kosmosas, kaip sakant. Sonata? Tikrai kainos yra labai panašios ir galbūt pas mane yra specifinis toksai dalykas, nes dažniausiai pas mane ateina jau įmonė, kuri eina kalba apie tai, kad jinai nori buhalterinės apskaitos ir mokesčių pakonsultavimas yra tiesiog sudedamoji dalis.
Tai vat, čia toksai šiek tiek specifinis dalykas, bet tada mes pasirašome ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį ir taip toliau. Bet jeigu, aišku, vien tik tai mokestinė prasme, tai dar priklauso ir nuo kiek aš užtrunku, sakykime, konsultacijai, jeigu klausimas labai paprastas ir mes ten apie 15 minučių išsiaiškinam žmogus tiesiog finansinių, tai galima ir pigiau, bet šiaip valandos kaina apie 100 eurų. Taip yra ir pas mane tas pats panašiai. O, tai super. Tai ačiū Jums labai. Nežinau, ar kam nors aiškiau, kam nors pasidarė po mūsų pokalbio, ar kaip tik neaiškiau, bet bent jau aišku, apie ką kalba eina, ne? Ir kas, kokios kortos yra ant stalo arba kokios figūros šachmatų lentoj, o toliau tada kiekvieną atsakomybę pasigilinti apie savo ėjimus, ką mums konkrečiai jau kiekvienam asmeniui daryti. Žinot, tai čia visai paskutinis žodis, kai aš po pirmos sesijos su kaučerė, man irgi klausimų buvo daugiau, negu aš savo atsakymų daviau. Ta prasme, irgi labai vėjai galvoje ūžė, žinokit, ilgai. Taip, sukyla, gal tai nebūtinai blogas ženklas, nes sukyla tam tikri dalykai, kuriuos, jau kai tu juos pamatai ir iškeli į paviršių, tu gali jau spręsti tada. Kol tu jų nematai, tu bejėgis iš vis nieko negali padaryti, nes tu net nežinai, kokius variantus turi. Čia bent jau kaučeris pasakytų, žingsnis pirmas, žingsnis antras, jau. O taip tai didelis, daug visko, ar ne? Va čia galima jau žingsneliai susidėstyti verslo kelią. Okay. Ačiū Jums labai ir linkiu visam gražaus vakaro ir tvarkingų mokesčių. Daug mokesčių. Ir daug mokesčių. Iš tiesų, tai ačiū, kad pakvietėt, net negalvojau, kad toks bus geras vakaras. Ačiū labai, ačiū už pažintis ir ačiū už kartu sudalyvavimą. Dėkoju.